Ir taip apie rezultatus. 5 km bėgimo rezultatai po kelių minučių jau bus. Dar visai neseniai finišavo tik paskutinieji 5 km bėgimo dalyviai. Jie sutikslinti ir skelbimų lenta yra ten, kur visiškai netoli. Kur buvo registracijos palapinės, tarp registracijos palapinių ir galima sakyti tarp jūs gaivinančio vandenuko yra skelbimų lenta ir ten bus pakabinti jūsų pasiekti rezultatai. Taigi po kelių minučių jau galėsite eiti prie skelbimų lentos ir ten žiūrėti savo rezultatus. Štai dar viena moteris finišavo, o pirmosios 3 moteris pasiekusios 10 km finišą yra nugalėtoja Loreta Glujienė, antroji atbėgusi Gailutė Keliotienė ir trečia finišavo Dainora Masiulienė. Taigi moterų pirmasis 10 km bėgimo trejetas yra štai toks: Loreta, Gailutė ir Dainora. Na ir dabar matome masiškai finišuoja moteris 10 km nuotolyje, tačiau dėja jos į tą pirmąjį trejetuką jau nebepatenka. Pirmasis 3 aš jau išvardėjau, tai yra Loreta, Gailutė ir Dainora. Na, o vyro nugalėtojai 10 km jau finišavo seniau, tai yra Remigijus Kančys, Paulius Gėliūnas bei Remigijus Stašys. Ir laukiame čia prabėgančio lyderio. Kažkaip pasižiūrėjau į finišuojančias moteris ir nežinau, trečiąjį ratą jau taip. Matau, Justinas Beržanskis jau tolsta nuo mūsų, jis jau senokai. Prieš porą minučių išstovėjo į paskutinį ratą ir maždaug po 15 minučių mes Remigijų tikriausiai sulauksime čia finišuojantį. Na, jam trasoje tikriausiai teks sugaišti maždaug pagal oro sąlygas, pagal tai, kad pučiasi protas vėjas, kuris bėgikams tikrai nepadeda. Turėtų Justinas, nors tai yra šiandien vienas iš tikriausių Lietuvos ilgų nuotolių bėgikų, bet šiandien jam trasoje tikriausiai teks sugaišti apie 33, o gal net 34 minutės, kadangi jį vejančių varžovų kaip ir nėra, gal sportininkas šiek tiek ir patausos savo jėgas ir kažkokių rekordų nesiekdamas vis tiek finišuos pirmas. Sometimes I go out busting, and I look across the water, and I think of the things
čia pro mus pradėjo būrelis bėgikų, kurie jau ruošiasi finišuoti. Dar kartą primenu, finišuodami paskutinį ratą veikdami jau bėgite finišo tiesioje dešiniąją pusę. Bet pradėtumėte pro kilimėlius, kadangi jūsų laikai turi būti užfiksuoti. Tam jums buvo duoti čipai, kuriuos surišote prie batelio. Dar primenu bėgikams, tie, kurie jau finišavote. Jums čipai jau nebereikalingi, juos galite nusiimti ir savo ramiai nueiti už finišo, kur dalinamas vandenėlis. Yra specialios dėžės, kur užrašas yra čipai ir ten tos čipus galite palikti. Daugumą teiraujatės, kur tie bėgimo rezultatai. Sekretariatas nori padaryti kuo mažiau klaidų, kadangi dalis sportininkų gavosi taip, kad bėgo iššūdami kilimėliais, tai yra viena kita klaidelė, bet teisėjai jūs surikiuos, bandys bent jau surikiuoti, sutvarkyti visas vietas. Na ir štai matome, jau rezultatai atkeliauja.